Nu, tai taigi sveiki, šiandien su jumis ir vėl Asionas, tai šiandien Hebra bus tokia labai kitokia video, kurio aš dar nedariau. Tai aš parodysiu, kaip pasigaminti skanę pizzą. Ir bus labai skanu, jūs galit irgi pabandyti padaryti, nes, pavyzdžiui, mano tai skaniausias maistas šitas yra. Tai, nepamirškite laikinti ir subscribinti ir kad nešvaišti laiko, mes galim pradėti. Tai Hebra, nekreipkite dėmesio, čia biški remontai darosi, čia visas plikas. Tai va, tai pirma, jums reikėtų tortilijų, nu tiesiog tortilijų, kokį jūs tik norit, bet aš, pavyzdžiui, šitus paėmiau. Tai, nukirpam Hebra kampą, kad atidaryti. Arba visą taip nukirpam, kad atidaryti būtų labai lengviau. Ir čia daug grindimentų nebus Hebra, tai va. Tai paimam dvi pickytes. Čia per šį reikės mums dvi plokštelės paimti. Nes tokie kaip bus pica, bet sumuštinis, va. Va, oi, blemba, prilipo. O ta dvi reikia. Tai vieną padedi čia, kitą. Tai tada paimi kečupą. Oi, Hebra, Hebra, nekreipkite dėmesio į mano lėliuką. Lukutė, eik į šią. Tai va, pirmą paimam kečupą. Tai pasiemam kečupą, Hebra, tuoj. O, va, radom kečupą. Va šitą, skanu labai bus. Tai atidarom ir pasiemam šaukštuką. Šaukštą pasiemam, ar ne? Ir ant abiejų padedam, ant abiejų plokštelių padedam po, nežinau, 2 šaukštus, okei, Hebra? Jo, 2 šaukštai gerai. Nu tai va, ir dabar išmaišom, tai aš praleisiu šitą neįdomią vietą. Nu tai va, Hebra, jau padėjau kečupą ant vieno, ant kito. Tai dabar pasiemam sūrį. Patį reikalingiausią dalyką, ir jeigu aš nerasiu sūrio, tai aš, Hebra, apsiverksiu tikrai. Ieškom sūrio, tinka ir pabarstom, aš tinka visoks, bet, Hebra, aš tai nerandu pabarstomo, tai mes pasiemsim, o tą tokį sūrį tuoj parodysiu, Hebra. Tuoj parodysiu. Ir šito mažai, nežinau, pas mane daug sūrio nebus, bet va to tokie. Va tokia rokiškas sūris. O, rokiškas sūris. Nu tai va, pasiemam peiliuką, pasiemam lentelę ir galim pradėti pjaustyti. Gerai, pasiemam lentelę, pasiemam peiliuką, ne ką. Ir pabandom papjaustyti. Ir čia jeigu ką pas mane nebus daug sūrio, bet šiaip šitas sūris labai tamposi. Tai, nu ne tamposi, tai, nu, žinau, kai valgo, tai taip tyštas sūras, jo, tą bandžiau pasakyti. Tai šį kartą pas mane nebus daug sūrio, bet vis tiek būna skanu. Galit ir nedėti sūrio, bet aš tai visada dedu. Nes, Hebra, kas nedėtų sūrio, tai čia pats keisčiausias dalykas. Tai va, aš taip pjaustau po tokius kvadratėlius. Tai va. Papjaustam. Ir apie kepimą. Tai kepimą kaip jum atrodo gerai. Čia jeigu ką keptuviai aš kepu visada. Mano gražiausia ir geriausia mama iškeps. Ar ne, mama, tu gražiausia, ar ne? No response. Tai karočią, jinai iškeps. Ir čia pagal jūsų. Tai aš mėgstu taip golden brown padaryti, taip auksiniai, kad būtų iškepta. Taip ne per daug, ne per mažai. Bet svarbiausia dalykas, ką mums reikia padaryti, kad išsilydytų sūris, nes vieną kartą iškepėm per mažai, kad neišsilydė sūris. Ir tada ant taip neskanu tokie gabalai buvo valgyt. Fui. Tai gerai, Hebra, aš papjausiu. Tai dabar tik ant vieno dedam. Ant vieno plokštelės dedam. Tai va, Hebrytė.
Ir hebra, aš labai džiaugiuosi dėl 100 subscriberių. Oi, blemba. Aš norėjau keisti barno, išik nuo mano piršto ir į kaukę įsidėjau. Aš toks durnas. Tai hebra apie video. Mes galvojam, bet mes nesugalvojam idėjos. Nes pavyzdžiui, aš su draugais tai antradienis ir ketvirtadienis, nes tada reikia krepšinio laukti būrelį. Ir mes laukiam valandą. Tai per tą laiką mes galim tikrai padaryti tą video. Tai va, hebrytė. O, baba. Čia bus labai skanu. Ir čia, jeigu ką, hebra, mano mėgstamiausia pica. Ne pica, valgis. Tai va. Tai va, išdėliojau. Šiaip aš visada naudoju pabarstomą sūrį, bet šį kartą neturėjau. Nes nenupirkom parduotuviai. Tai va, tai dabar patys svarbiausia... O, arbata. Arbata. Tai dabar patys svarbiausia dalyka, tai yra dešrelės. Tai, hebra, aš pirmą išgersiu arbatą ir atnešiu dešrelę. Ir čia bus daktariška dešrelė. Ir aš nežinau. Jau užteks. O tai va, tuo aš praleisiu. Ir jeigu, hebra, jūs nežino, kas yra daktariška dešrelė, tai va, ta tokia dešrelė čia... Oi, atsiprašau, hebra. Čia yra visai stora. Nu va, tokia. Tai aš patarčiau tokį nusipirkti su raudonu šitu popieriukum, nes jie geriausi iš tikrųjų, hebra. Nu, pagal mane. Jūs galit kokį tik norit, bet aš pasiėmu šitą. Tai dabar pjaustyti. Tai nežinau, ar kalbėti su jumis ar praleisti. Ai, kad nebūtų nuobodu žiūrėti, praleisiu. Dieve, hebra, aš ką tik pastebėjau, kad čia, kai šiūrį, aš nekirpau, o pjausiau. Tai buvo sunku pjaustyti, o dabar šitą, aš tokią pačią jėgą naudoju ir čia taip lengvai. Čia, pavyzdžiui, šiūris tai metalas, o čia kaip popieris kažkoks. Tai va, ir vėl praleisiu. Nu, gerai, hebra, aš papjausiu, bet hebra, aš nesakiau, kokias geriausiai papjausiu, nes aš dar vaikas, man dar tik 11 metų, tai aš nesu Gordon Ramsay. Bet dabar tiesiog išdėliojam ir aš, jeigu ką, daug papjausiau, o hebra, tuoj pažiūrėkit. O, čia visai daug, tai čia, nu, nėra iš picerijų, kur tik kažkokią vieną dešrelę uždeda ir viskas. O čia daug dešrelių ir visur bus. Tai va. Uždedam. Šiandien man taip sunki diena buvo, aš nežinau kodėl, bet man ne tik, hebra, pamato šitą. Aš nukritau nuo dviračio čia vakar ir man belia kaip skaudėjo, turėjau eiti į krepšį. Tai bošės pažaidžiau. Nu, jo, iš tikrųjų gerai nežaidžiau, tenais nesvemba. Bet šiaip, hebra, aš čia nefleksinu arba kažką, bet aš esu labai geras ant krepšio, turiu omeny. Jo. Nu, pas save, nes pas save klasėje, tai aš esu geriausias. Tai va. Dabar čia biški nelabai užtenka dešrelių, bet čia gerai. Tai va, kaip pirma plokštė turėtų atrodyti. Taip, nu čia šiūris, viskas yra. Dabar, aš jau norėjau ir vėl laižyti. Tai va, dabar antra plokštelė. Ant antros mes uždėsim tiem, kuriem patinka. Pavyzdžiui, man patinka, jūs galite nesidėti. Ar ne, hebra? Bet aš visada, man norisi aštrumą biškį. Aš įsidedu pipirus, kad biškį aštru būtų. Ir aš visada įsivaizduoju, kad aš valgau One Chip Challenge. Tai gerai, hebra, pasiemam pipiriukus ir aš visai nemažai jų uždedu. Ir jeigu dabar nerasit, tai aš apsiverksiu, hebra. Kur pipirai? Kur pipirai?
Palaukit, Hebra. Tuoj paaiškos. Hebra, aš jau biškai panikau, kad nėra pipirų. Bet mes radom, uhuu! Tai va, kaip ir sakiau, ant kitos plokštės uždedam pipirų. Ir aš visai nemažai dedu. Tai uždedam. Čia visai aštriau, kaip aš visada padarau. O, iškart į nosį tą pipirų kvapas. Kaip smirda, neka. Nu va. Tai čia tai yra, jeigu jūs nematot, bet čia yra visai daug. Čia yra visai daug. O gerai, Hebra. Ir paskutinis dalykas, tai tiesiog tu uždedi ant kitos. O, tik bandai. Puikiai, Hebra. Mes visus agrindimentus turim. O ta toks kaip šimuštekas. Tai aš dabar pakviesiu. Mama, jau gali kepti. Tai ir mano mama iškeps kaip Gordon Ramsay. Ir tai jo, praleisim. Hebra, kas nekenčia tvarkytis, tai laikinkit ir suskaminkit, nes aš turiu tvarkytis. Bet Hebra dar nuobodesnė vieta tai laukti. Aš tiesiog nekenčiu laukti. Jau nusibodo. Per tą laiką mes nusioksim. Oh my god. O tai va, Hebra, va tokie rezultatas, va tai pavyko labai skanu. Ar ne, Hebra? Va, tai nepamirškite, va. Tai nepamirškite laikinti ir subscribinti ir jau man liko 1 minutė apdorojimo, tai čia gali pasibaigti bet kada. Nepamirškite laikinti ir subscribinti ir jūs to tiesiog pabandyti. Tai davai, ate!